kai šių metų Velykų dieną, kovo 31, aš buvau Zaporožėje, mačiau, kad parapijos teritorijoje šalia bažnyčios yra palaidotas vyriškis, kurį aš pažinojau jau prieš keletą metų. Jis žuvo kare. Ir aš klausiau vietos klebono, jūs palaidojote paprastą žmogų šventorijoje. Sako, taip, nes visi mieste jį mylėjo. Visi, sako. Jis buvo advokatas. Ir šiuo atveju tai buvo žmogus, kuriam tikėjimas buvo jo kaip advokato ir kaip žmogaus teisių gynėjo ir kaip miesto gyventojų teisių gynėjo fundamentas, pamatas. Jis turėjo šeimą, žmoną, 2 dukras, bet buvo akivaizdu, kad šiam žmogui visas ryžtas gimsta iš šio maldos. Ir jį po mirties nusprendė palaidoti toje vietoje, kur paprastai laidoja vyskupus arba kunigus, nes tiesiog visas miestas jį gerbė. Tai yra toks pavyzdys, kaip tikėjimas, ką jis gali mums padaryti. Mus gali padaryti tokiais veržliais žmonėmis, kurie, kaip šiandien antrajame skaitinyje apaštalas Paulius rašo, mes visame kame liudijame. Liudijame ką? Liudijame tiesą, liudijame amžinybę. Ir anam žmogui, aš jį pažinojau nuo 2016 metų ir buvo akivaizdu, kad anam žmogui niekas nebus kliūtis, niekas. Nei valdžia, nei kritikos, nei dar kažkas, jis eidavo kiaurai per viską. Nes ta žmogus savie sakydavo, kaip aš suprantu, kad man tai nėra baisu, man svarbiausia, kad aš darau teisingai. Tai va Paulius tai ir pabrėžia, ką darote ir namie, ir svetur, visame kame liudykite Kristų. Ne tik tai tikėjimo Kristų, bet iš esmės tiesą. Ir Paulius dar pabrėžia kitą dalyką, sako, mes dabar esame kaip tremtyje šitame kūne. Ir svarbiausia mums bus amžinybėje stoti Dievo akivaizdoje teisme ir kad Dievas galėtų džiaugtis mumis. Džiaugtis, Dievas džiaugtis mumis. Dabar prasidedant šiom mišioms, aš jau mąstydamas apie tą įvaizdį, pamąsčiau ir apie save, ir apie mūsų patarnautojus, ir apie visus, kiek mums tai yra širdies svarbu, kad mes vieni kitiems padėtume eiti į amžinybę. Štai Dievui svarbu. O kai mes pažiūrime savo sąžinėje, kaip svarbu yra man ar tu nueisi į amžinybę, ar tu. Taip, yra svarbu. Bet dažniausiai tai yra toksai, sakysim, šiek tiek užgoštas troškimas, nes mes labiau susikoncentruojame į tos matomus dalykus. O va tie amžinieji, jie lieka tarsi antrame plane, palauks. Dar tu suspėsi ir tu suspėsi, atrodo, atidedam tos dalykus. Tai už tai šiandieną Jėzus Evangelijoje mums sako, sodinkite sėklą. Sudinkite į dirvą, nes jinai ne iš karto duoda vaisių. Neatidėliokit. Tai šitą prasme mes galime sakyti, kad Jėzus yra kas mums? Išminties mokytojas. Jis mokina mus išminties. Ir sako, ta Dievo karalystės sėkla, jinai kaip mažas grūdas ir neduoda vaisių iš karto. Sėji, sudini ir nežinai, kada išaugs. Bet išaugs. Ir kas yra ta sėkla? Dažniausiai ta nematoma sėkla yra tos mūsų akimirkos vienovėje su Dievu. Reiškia, ar mes iš tiesų meldžiamės rimtai, kai esame vieni, kur niekas nemato, niekas negalės mums pasakyti, tu meldais ir nesimeldai, tik vienas Dievas. Va ten pasirodo, ar mes sėjame tą sėklą ar ne. Tai
Taip pat tai pasirodo tose momentuose, kai mes galime nieko nedaryti, tiesiog pasyviai žiūrėti viską. Vat vyksta įvykiai, tai manęs neliečia. Tai vėlgi iš to pasirodo, kokie mes žmonės esame. Ar mums svarbu kiti žmonės, ar ne. Tai va sugrįžtų prie to įvaizdžio, to advokato Zaporožėje, to vyriškio, kuriam visą tai buvo svarbu. Nes jis gyveno visą gyvenimą su meile. Tai žmogus, kuris pastoviai norėdavo sėti gerą sėklą. Tai va sakyčiau, šiandieną Jėzus mus mokina gyvenimo veržlumo. Nebūtinai ta prasme, kad daryti, bet visų pirma turėti tą vidinę nuostatą, kad tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, netgi mišiose. Mišios mūsų daro tą galimybę 50 ar 60 minučių pabūti maldoje ir mes galime jas išgyventi tingiai. Tegul Jėzus meldžiasi čia už mus, mes patenkinti, laimingi. Bet jeigu patikime šitais Jėzaus žodžiais Evangelijos, kad kai metate sėklą kaip grūdą, jisai paskui duos vaisių, vo tada mes patikime, kad kiekvienas širdies žvilgsnis į Jėzų, ar su žodžiais, ar be žodžių, yra svarbus, nes tai yra sėkla. Dar kitas dalykas, kuris man asmeniškai padeda mišių metu, yra prisiminti, kad nereikia šitų mišių mums imti kaip kažkokio tai didžiulio ciklo mažos dalelės. Tarsi, jau aną kartą mes Dievui paaiškiname, ko mums reikia, ar dvasioje, ar kūne, jis jau žino. Taip jisai žino, tačiau šitas susitikimas, šią akimirką, jis yra naujas. Ir šią akimirką, kai aš ateinu pas Jėzų, aš turiu teisę jam paaiškinti, kad jam taptų aišku, kad mano dvasia, mano tikėjimas yra mažytis. Aš turiu teisę jam paaiškinti, kad aš trokštu augti tikėjime. Taip pat turiu teisę jam paaiškinti, kur yra mano kūno problemos, mano darbo, mano šeimos, mano psichologijos, mano pinigų, mano politikos problemos, mano šalies, kaimynų, sesių ir brolių. Tai už tai kiekvienose mišiose mes įsakome nuo pradžios iki pabaigos. Mes netgi pasakome, Dieve, mes tave tikime. Atrodo, aną sekmadienį jau sakėme Dievui, kad mes tikime jį kaip tėvą ir sūnų ir šventąją dvasią. Bet ne, šiandien ateiname ir jam pasakome, aš tikiu, dabar aš tau sakau, dabar, šiandieną, kad aš tavim tikiu. Tai va čia yra pagrindinis dalykas, kurį noriu priminti ir pats savo, ir dalindamasi su jumis, kad šita akimirka yra tokia, kurią mes galime sėti. Ta sėkla tokia galinga, kaip sako pradžios malda šitų mišių. Dievas yra prieglauda ir tvirtovė tiems, kurie jie tiki. Bet įsivaizduokime, tiems, kurie jie tiki. Jeigu mes netikim, Dievas lieka tvirtovė, bet tai ne mūsų tvirtovė. Tiesiog stovi ta tvirtovė, Dievas kažkur tai, bet tai netampa mūsų. Ir va šiandieną mes trokštame išauginti ir pasėti dar naują grūdą tikėjime, kad tai taptų mūsų tvirtovė, mano tvirtovė. Dieve, būk mano tvirtovė. Amen.